Labas visiems. Įdėjau šiandien įrašą apie 16-mečių draudimus, jaunų tų žmogeliukų. Ir įrašė yra mano dukters nuotrauka, kuriai 16, rugsėjai jau 17, bet baigė mokyklą dabar, ir toliau mokysis, ir planai į ateitį didelį, ir tai labai smagu, tai labai džiugina, Ir kažkaip palėtėm, su keliais klientais mes palėtėm tas temas, ką tie jauni žmogeliukai, kokius tos draudimus gali turėti, ir ar jų visų reikia, kam jų reikia. Net sulaukiau tokios nuomonės, kad iš vis kam kritinių ligų draudims reikalings jų gydyms nemokams, ypač vaikams tai iš vis viskas nemokamai per NHS sistemas, ten sakykime ir panašiai. Bet šitoj vietoj tikrai ne kartą matėm prašymą padėti surinkti tam tikrą pinigų sumą, nes vis dėlto gydymas nemokamas nelabai veikia arba nelabai kas yra daroma ir yra galimybė, sakykime, susisiekus su specialistais, kad ir toj pačiai Anglijoje čia arba kitoj šalyje turėti visai kitokio lygio gydymą. Ir tam reikalingi pinigai. Tam reikalingi pinigai. Vėlgi, 16-metis tai nėra dar toks visiškai atsakingas už save asmuo ir jam sergant, kad ir kaip bebūtų šeima, mama, tėtis tikrai patiria didžiulius finansinius nuostolius ir priedu viso nerimo, kas vyksta su vaiku. Tai visi šitie reikalai gali būti padengti ir taip 16-mečiai nuo 16 metų asmenys gali turėti savo gyvybės draudimą. Retai, kada jį rekomenduoja, labai retai, nors turiu kelis tokius, kurie norėja ir kurie turi gyvybės draudimus ir tikrai nemažus, todėl kad jų planai labai dideli ir labai konkretus. Jie dar vaikų neturi, jie šeimų neturi, bet labai konkretus finansiniai planai. Ir kartais mes žinom iš patirties tikrai, kad vieni 16 masto daugiau subrendusių protų negu kad 30, tai tikrai būna tokia atveju. Tai sakau, yra kam esu gyvybės draudimą padarius 16-17 metų asmenį, bet tol, kol tie žmogeliukai neneš finansinės atsakomybės už kitą asmenį, už šeimą, už kažkokius finansinius įsipareigojimus, to gyvybės draudimą kaip ir ypatingai ir nereiktų. Nebent jau tenais yra labai didelis noras jį turėti, tada, šnekam kodėl, kas ir kaip, Bet kritinių ligų draudims, kritinių ligų draudims, lūžių draudims, tai yra tie dalykai, kurie jauniems labai reikalingi. Ir būtent jauni būdami nemokės labai nedidelę sumą pinigų už tokį draudimą, todėl kad jie gerokai pigesni, kuo jaunesnis apsidraudi, tuo mažiau tu moki už draudimą ir didžiausias kainas įtakojams, tai būtent ir yra mūsų amžius, rūkymo statusas, ligų sąrašai, Ir tikrai daug didesnė tikimybė, kad tas jaunas žmogus ten, sakykime, jeigu ir rūkantis, bet tų ligų dar nebus išlindusių tokių, sakykime, rimtesnių turinčių įtaką draudimai, kad pakeltų kainą, kad kažkas sąlygose stipriau keistos, Tai tikrai taip. Tai kritinių ligų tas toksai vienas būtų svarbiausių lūžiai, traumos, išnirimai, raiščių trūkiai, raumenų plyšiai, Tai vėlgi tas dalykas, ką aktyvaus gyvenimo žmogeliukai turi didesnį riziką patirti, tokius nesmagius tos reikalus ir vėlgi ta pati išmoka už lūžį, taip, nieko labai tenais, nežinau, to 6 000 gavus, vis tiek tas asmuo neneša atsakomybės finansiškai už nieką, bet man kaip mamai, pavyzdžiui, reiktų ekstra kažkur jį vežti. Pats jau kažkur negalės, su to pačiu kokiu dviračiu iki mokyklos nuvažiuoti jau automatiškai negali, Aš turiu pasimti išeiginės ir vežti, Tai yra išlaidas ir tas išlaidas galim padengti būtent tom išmokom, Ir tai yra finansinis planavimas, tai yra finansinė apsauga. Aš karts nuo karto vis pasakau, kad tai yra finansinė pagalbė, apie kurią mes pasigalvojam, ar prieš atsitinkant nelaimėje, Tai toks dalykas. Netgi nuo 16 metų yra galimybė apdraust pajamas vaikams, ką jau aplinkui netgi ir turi tokių variantų, todėl kad
tiesiog aš tokiam etape, kur mano vaikas paauglė, ne, ir turiu aplinkui irgi ir klientų, ir pažįstamų, ir tie žmogeliukai baigia, mano šuo parėjo iš mokyklos, iš kiemo visas padusęs. Tai va, tie žmogeliukai, kurie baig mokyklas, vidurinę mokyklą ir po kol kas negalvoji niekur toliau mokintis, negalvoji po kol kas dar stuot kažkur, daro breikus įvairius tam tikrų ten metų dviejų tarpą be mokslų. Ir jie pasirenk darbą. Tai viskas su tuom gerai. Nuo 16 metų galim turėti pajamų draudimą, kas vėlgi yra didžiulis reikals, todėl kad neduok svietą, šnekam, kad ir apie tą patį lūžę, ne, ir tiesiog 6, 7, 8 mėnesiai gydymas ir žmogus negali dirbti. Jaunas žmogus tik ką pradėjęs viską, ne, ir atrodo jau čia dirbsiu, užsidirbsiu, jiems tie pinigai atrodo labai dideli ir dar labiau gyvenam pas tėvus, sakykime, ne, tenais nemoku už nuomą, maistą kartu valgo, ne, ir visi tie pinigai mano, aš galiu išleisti juos ir panašiai, ne, nu, sakykime, idealiam pasaulyje, taip atrodytų, ne. Ir staiga kažkas nutinka ir vis dėlto tų pinigų nebėra, tu dirbti negali, mokintis tu niekur nestoji ir gaunas va taip, va tokie, ne kažką reikalai, ne, o pavyzdžiui, jau teisės išlaikytos, motoroleris mašina jau yra, reikia draudimus mokėti, tada tėvai pyksta, kad reikia už tave čia dabar mokėti, ne, o tu nieko nedirbi, nesimokini ir va dabar čia viskas. Taip, aš suprantu, kad mes kaip tėvai, nu, vis tiek eitum, padėtum, darytum ir visa kita, bet tai yra finansinis nesklandumas, kurio galėtų išvengti susitvarkius tvarkingai draudimus. Taip kad jeigu 16-mečiai, 17-mečiai pradėjo dirbti, tai pajamų draudims jiems iš vis kainuoja kapeikas ten keli svariukai. Tai tikrai verta pasvarstyti ir tie pasakymai, kad pajamų draudims yra labai brangus, neapsimoka ir taip toliau, nesąmonė. Tai visokių jų yra pigesnių, yra brangesnių, tai apie viską visą laiką reikia kalbėti. Taip kad 16-mečiai nuo 16 metų tikrai gali turėti gyvybės draudimą, kritinių ligų, lūžių, nelaimingų įvykių, pajamų draudimus, visus juos gali turėti, tik tais tiek, kad kiekvienoje situacijoje šnekam, kokių jų reikia, kam jų reikia, kokios sumos, kokie terminai ir panašiai. Taip kad visą laiką tai yra labai individualu ir apie viską mes visada kalbam. Kits svarbus faktorius, ką turiu paminėti, tai kad už draudimus gali mokėtis pats asmuo, kurį apdraudžiam, arba gali mokėti tėvai. Ką labai dažnai būn pasirenk tėvai, ne, kad iki tol, kol dar mokosi, iki tol, kol dar įsitvirtins darbe, kol čia dar įsitvirtins aplamai šitam pasaulyje, mes mokėsim, o paskui perrašysim jau jam, ne, mokėtam žmogeliukui. Ir taip galim padaryti, galim šitą visą užpildyti reikalą ir absoliučiai be problemų gali tėvukai, gali tėvai mokėti už vaiko draudimą. Net ne vaiką jau, jauną žmogeliuką, ne. Tai va, tai mūsų jauni žmogeliukai gali turėti visus draudimus, o vis dėlto kokių jų reikia, kaip jie turi atrodyti, kokis tas visas paketas, ne, tai visą laiką šnekam individualiai ir su kiekvienu atskirai. Taip kad kreipkitės, duokit žinot, suplanuosim ir žiūrėsim, ko reikia ir ko nereikia. Iki.